pradėsim mūsų pirmąjį webinarą. Prisijungė 17 žmonių, labai džiugu, čia yra visa auditorija, kas yra labai malonu, kad jūs visi pirmadienio ryto susirinkot, tai mes padarėm su administracija išvadą, matomai reikalingi šitie webinarai, nes vis dėlto laikas ne pats geriausias, bet auditorija jau yra nemaža ir matomai jums visiems trūksta tos informacijos. Tai va, šiandien pakalbėsime apie seriją Platinum ir serija tikrai nuostabi ir labai... Aha, gerai, aš matau, kad visi girdi gerai, tai jau pradedam tada mūsų webinarą, kad laiku pabaigti, kad jūs atlaisvinti pirmadienio ryto. Va, tai ką aš noriu pasakyti apie tą seriją Platinum. Šiaip iš tikrųjų mūsų kompanija kaip visada labai kuklinasi ir labai mažai informacijos deda. Dabar, kaip jūs girdite, aš kalbu matomai su akcentu, bet aš esu iš tikrųjų rusė. Ir jeigu aš nemokėčiau rusų kalbos, aš jau negalėčiau paruošti šitos prezentacijos, nes rusų kalboj medžiagos yra be galo daug ir labai įdomios medžiagos. Ir žinokit, aš kai rašiausi webinarui, aš nupirkau iš karto 10 pakuočių Platinum kapsulių ir šiandien aš pabandysiu jums apibūdinti, kodėl taip viskas yra ir matomai ir jums susidomėjimą po webinaro bus susidomėjimas visai kitoks. Tai va, serija Platinum yra kursinė nuo 35 metų ir matomai jūs tikrai žinot apie tai, palaukit, kažkas tai čia blogai. Kokie slaidas? Pirmas slaidas. Aha, va, kažkas ten nuvažiavo su slaidas. Tai jūs turbūt pastebėjote, kad mūsų katalogė yra daug visokių priemonių veido odos priežiūros ir yra daug parašyta, kur yra parašytas ten skaičiukai amžiaus, ten 20+, 30+ ir taip toliau, o yra tokios serijos ir priemonės, kur to skaičiaus nėra. Tai pagrinde čia yra tarpkursinės priemonės. Tai vat Platinum yra kursinė priemonė nuo 35 metų ir man klientės užduoda, o jeigu man 30, ar galima? Tai vat jeigu mes žiūrim pagal odos būklę, jeigu odos būklė yra tokia jau pavargusi oda, tarkim po sunkios ligos, po operacijos ar dar dėl kažkokių priežasčių, suglebusi, matosi, kad trūksta kolageno, elastino, ta prasme, kad susiraukšlėjusi, tai ir jūs labai nepatenkinta savo odos būklę, tai tikrai galite ir nuo 30 ir netgi nuo 25 metų, bet tada jau eina labai griežtas kursas 2 kartų į metus po 3-4 savaitės. Dabar jeigu mums yra 35 metai, tai mūsų kursas jau yra 2 mėnesiai. Jeigu mums yra 50+, tai mūsų kursas jau yra 3 mėnesiai. Čia liečia ne tik Platinum kolekcijas, bet ir visų kursinių kremų, jeigu jūs norite išgauti rezultatą. Dabar priemonių jūs pamatysite, kad tikrai yra nemažai. Priemonių nemažai ir gamintojas sukūrė būtent seriją ir rekomenduoja taip ir naudoti. Bet čia nereiškia, kad čia negalima prijungti papildomų priemonių. Apie tai irgi pakalbėsim. Dabar iš kur ta serija atėjo? Iš kur ta Platina šiaip yra naudojama plačiai medicinoje. Dėl ko? Dėl to, kad Platina yra absoliučiai inertinis junginys. Ką tai reiškia? Reiškia, kad Platina nedalyvauja jokiuose biocheminėse procesuose su mūsų oda. Čia nereiškia, kad nieko neveikia. Jis atlieka būtent savo funkciją, bet nepakeičia kitų funkcijų. Dabar kokią funkciją atlieka Platina? Pagrindinis yra dalykas, čia yra antioksidantas. Medicinoje naudojama gydyti vėžį. Ir jis yra kažkur 10 kartų geresnis antioksidantas negu Q10. Q10 mes labai dažnai matom ir reklamose ir visur, arba dar labiau yra stipresnis antioksidantas negu vitaminas E. Dabar ką reiškia laisvi radikalai?
kurie kaupiasi mūsų organizme ir kodėl su jais reikia kovoti. Jeigu jūs karštą vasarą pastovėsite kažkur judrioj gatvėj, kur garai nuo asfalto, kur daug yra mašinų, tai kaupiasi laisvi radikalai labai greitai mūsų odoje. Bet laisvi radikalai kaupiasi dar ir nuo streso, nuo netinkamos mitybos, ir netgi jeigu jūs sėdite visą dieną patalpoj, irgi kaupiasi laisvi radikalai nuo mitybos, nuo to, kad nesportuojat, nuo to, kad mažai judate. Irgi, tai vat, laisvi radikalai, tai čia yra tokie deriniai, kurie mūsų ląstelę moka nukasti nuo mūsų ląstelės tą membraną. Ir įsivaizduokit, ta membrana šiaip mūsų ląstelė ir apsaugo mūsų ląstelę nuo visokių šalutinių ir nereikalingų poveikių. Ir įsivaizduokite, kad mes turime odoje labai daug ląstelių, kurios yra pažeistos, kurių membranų yra ištirpintos. Tai va čia tikrai nėra sveikos ir jaunos odos formulė. Tai odoje prasideda chaosas ir aišku, mūsų oda labai greitai sensta. Tai va platina sugeba panaikinti laisvus radikalus. Be to platina dar ir ne tik valo mūsų odą nuo laisvų radikalų, bet ir nuo šlakų, kurie prisikaupia mūsų odoje. Ir į seriją platina dar įdėta hialurono rūgštis, bet čia yra hialurono rūgšties rūgštis. Kodėl tai yra svarbu? Visos žymios kosmetinės kompanijos labai gerai naudoja, labai plačiai naudoja būtent ne hialuroninį rūgštį, o hialuroninės rūgšties druskos. Todėl, kad čia yra druska turi tokią formulę, kad ten yra tokie ilgos ir trumpos grandinės. Šiaip aš pagal pirmą išsilavinimą esu chemikė, tai labai bijau jūs apkrauti va tokią sudėtingą informaciją. Tai va žiūrėkit, ten yra trumpi ir ilgi junginiai hialuroninės rūgšties formulė. Tai gaunasi taip, kad veikia dvigubai. Sudrėgina mūsų odą iš vidaus ir apsaugo mūsų odą nuo to, kad oda neprarastų drėgmės. Tai vat visoje serijoje ten bus gal ir pakartosiu, pasistengsiu nesikartoti, bet iš tikrųjų taip matysite, kad iš tikrųjų yra hialurono rūgštis veikia ženkliai geriau. Kaip tik vat praėjo pelenė ir mes pamatėm labai daug tokių žymių kompanijų ir pasidomėjome sudėtim, tai tikrai brangiausias kompanijas būtent tą formulę naudoja. Dabar Faberlice yra naudojama platina, nanodalelės, nanoplatina, todėl kad platina iš tikrųjų pati labai yra skvarbi, bet jeigu nanoplatina, tai skverbiasi labai giliai mūsų odą ir dirba giluminėse odos sluoksniuose. Va, tai šiek tiek pradėsim apžiūrą mūsų visų priemonių. Kaip aš ir kalbėjau, čia gamintojas sukūrė va tokią visą seriją, geriausia naudoti visą seriją, jeigu mes norim išgauti tą geriausią rezultatą. Ir visą seriją noriu priminti, kad yra be parabenų, be lauryl sulfatų, be mineralinių aliejų, be sintetinių dažiklių ir be gyvūninės kilmės žaliavų. Ir su hipoalergeniniais kvapikliais. Daug mano klienčių pasakė, kad labai toks kvapas, ne visiems labai patinka, bet merginos supraskit vieną, kad ir vyrai, supraskit vieną, kad čia labai daug yra tokių medžiagų, kurie, jeigu kartu, jeigu neįdėti kvapiklių, tai jums tikrai labai nepatiks tas kvapas, nes bus toksai ryškiai medicininis kvapas. Dėl to šiek tiek įdeda tų kvapiklių, bet jie tikrai hipoalergeniniai ir čia yra, jeigu jums kažkas nepatinka, tai yra tik emocijos, nes kvapikliai tuo pačiu dar yra ir nesintetiniai kvapikliai. Tai va, pradėsim apžiūrėti visą mūsų seriją ir pradėsim nuo pienelių. Nes pienelės iš tikrųjų yra ta pirma priemonė,
nuo kurios reikia pradėti mūsų priežiūrą. Tai vat, pienelį galima naudoti drąsiai nuo 25 metų. Ir pienelis ne tik valo, bet ir labai gerai drėgina odą. Nes iš tikrųjų čia yra faktiškai 3 viename. Ir nuima makiažą, ir nuima ir labai ilgalaikį vandeniui atsparų makiažą. Čia ilgalaikis, jeigu jūs nepagalvokit, kad čia permanentinis makiažas. Ne, permanentinį nenuima, tai kad galite drąsiai naudoti. Ir labai tinka akių zonai, lūpom. Ir yra labai tinka taip, labai švelnus, labai malonus. Ir šitas pienelis netgi tinka tiem, kas mėgsta praustis be vandens. Paprasčiausia nuvalyti veido odą pieneliu ir paskui jau naudojam sekančios priemonės. Dabar, jeigu mes nesiprausim kaip be vandenio, tai čia yra, kas liečia platinant pienelio, tai čia yra pliusas negu minusas šitoj situacijai. Paaiškinsiu kodėl. Todėl, kad čia yra labai toks brangus ingredientas violinas. Čia yra prebiotikai. Ir jeigu mes nenuplaunam, tai lieka tokia apsauginė plėvelė, kuri apsaugo mūsų odos mikroflorą. Ir jeigu mūsų oda tokia sudirgusi, arba linkusi būti alergiškai, arba su šiaip raudonoja oda ir su išbėrimais ar su kažkokiais uždegiminiais elementais, tai ta mikroflora padeda mūsų odai kovoti su visais tais reiškiniais. Dabar taip pat čia yra alantaninas. Dabar alantaninas irgi rekomenduojama, kai būna dermatitai, alergijos. Ir alantaninas būtent tas ingredientas, kuris ir padaro tą pirmąjį rezultatą. Sudrėgina ir odą ir atstato funkciją. Oda tampa tokia stangresnė, tokia glotnesnė. Tas alantaninas. Dabar ir taip pat yra pantenolės. Ypač sausai odai tinka. Nuima pleiskanoimą, nuima šerpetuojimą. Ir kodėl čia parašyta slaidė nuo 35 metų, todėl kad čia aš radau mūsų Faberlico saitę, bet kai aš pradėjau nagrinėti giliau, tai radau daugiau literatūros, tai ten rašo, kad nuo 25 metų tikrai yra drąsiai, dėl to ir dėjau į slaidą tą dalyką. Dabar taip pat įeina čia deguonis, įeina licitinas, kuris atstato odą, ir įeina vitaminas E, kuris atlieka taip pat funkciją konservanto. Tai pienelis labai iš tikrųjų rezultatyvus ir labai malonus. Sekantis priežiūros etapas tai būtų tonikas. Jeigu mes tonikas, taip pat čia yra ledinių vandenų ir taip pat turi novostemą, tai mūsų deguonis. Tai kad atgaivina, drėgina, galima purkšti pavirš makiažo, atkuria natūralų drėgmės balansą odoje. Sekanti priemonė, tai čia būtų mūsų dieninis kremas. Tai va, apie dieninį kremą šiek tiek plačiau. Dieniniam kreme deguonies nėra, bet vis tiek ta linija tampa deguoninė, jeigu mes naudosim viską iš eilės, nes mes prisotinam deguoninį būtent su pieneliu ir su vandenuku. Mūsų aprašyme aš dar įdėčiau
du ingredientus tokius svarbius, į kuriuos tikrai noriu atkreipti jūsų dėmesį. Čia gliukonolaktonas. Čia ingredientas, kuris yra mūsų odoje ir atstato hidrolipidinį mūsų balansą odos. Hidrolipidinį barjerą, kitaip tariant. Nes jeigu mūsų hidrolipidinis barjeras yra normoj, tai mūsų oda nėra tokia jautri ir alergiška, yra atsparesnė, yra su geru imunitetu ir taip pat tokia oda ne taip greitai praranda drėgmę. O mes jau žinom, kad jeigu oda yra dehidratuota, ta prasme, kad yra labai išsausėjusi, oda, kuriai trūksta drėgmės, tai ta oda labai greitai sensta. Tai kad tas hidrolipidinis barjeras yra labai svarbus, nes mūsų oda ir pati savarankiškai atstato tą hidrolipidinį barjerą. Bet jeigu mes prausimės agresyviom priemonėm, tai mūsų oda atstatys hidrolipidinį barjerą kažkur po 2 ir daugiau valandų. O mes turime iš mūsų kremo išgauti maksimalų rezultatą. Dėl to yra svarbu atstatyti hidrolipidinį barjerą iš karto po prausimosi funkcijos. Ir tada mūsų odai mūsų lieka tų jėgų ir jinai gali labai greitai atstatyti, priimti visos tos kremos ir taip tariant, suvalgyti, įsisavinti tos visus kremus. Nes jeigu oda dar mūsų ir taip nusilpusi, tarkim 50+, 45+, ir tuo labiau, kad dabar yra vasara ir po žiemos periodo mūsų oda vis tiek yra šiek tiek pavargusi, šiek tiek silpnesnė, tai mes turim jai palikti jėgų įsisavinti tą kremą. Nes kitaip jinai visą savo energiją išleis tam, kad atstatyti hidrolipidinį barjerą ir jau kremas jau nebus toks veiksmingas, kaip mes norėjome, kaip mes tikėjomės. Nes kad kremas būtų veiksmingas, yra tikrai nemažai visokių faktorių. Tai oda turi būti nuvalyta, ta prasme mes turim naudoti visokius šveitiklius, mes turim naudoti rūgštis. Tarp kitko dabar tom rūgštim 3 žingsniam yra labai gera akcija, jūs turbūt visi žinot, apie ką aš kalbu, tai čia yra iš serijos ekspėstos rūgštis. Ir ten yra akcija, jeigu perki 3 priemonės, tai 50% nuolaida ir kol neprasidėjo ta ryški ir tokia jau karšta vasara, tai mes jau galim tą kursą kaip ir pabaigti. Nes tas irgi valymas irgi padės kuo geriau ir kuo efektyviau atstatyti mūsų odą nuo kremų ir visokių kaukių dėka, nes jeigu labai užteršta, užkemšta oda, vis tiek neįsisavina tie kremai, neįsisavina visos kaukės taip, kaip norėtųsi. Tai va, grįžtam prie mūsų dieninio kremo. Jeigu yra atstatytas ir normalus hidrolipidinis barjeras, tai mūsų oda netgi atlaiko tokį ir saulę, ir šaltį, ir visokius virusus, ir yra atsparesnė laisviems radikalams. Dar yra labai svarbus toksai ingredientas Skin Architect. Skin Architect mažina gilias raukšles. Ir yra taip pat labai, kaip jūs matote, hialurono rūgštis, bet hialurono rūgšties yra rūgštis, solihialuronovai kislotai. Ir druskos, kurios irgi veikia dvigubai, kaip mes ir kalbėjom, ir iš vidaus ir sudrėgina mūsų odą, ir iš išorės palaiko drėgmės balansą, neduoda išgaruoti mūsų tai drėgmei, prarasti drėgmei. Ir taip pat antras ingredientas, kuris nėra parašytas slaide, bet yra sudėti, tai yra ekstraktas tokio augalo, Actimel. Čia yra labai stiprus ingredientas, kuris veikia kaip boteksas. Yra labai stiprus biorelaksatas. Ir vitaminų kompleksas. Dabar žiūrėkit, kaip viskas čia yra logiškai padaryta. Ekstraktas Acmelas yra biorelaksatas. Ką tai reiškia? Jis atpalaiduoja mūsų raumenis ir tada jau pradeda
veikti kompleksas Skin Architect, kuris mažina kurios mažina gilias raukšles. Nes žiūrėkit, jeigu mes ištisai turim įtemptos raumenis, tai tada aktyvūs ingredientai tikrai jie negali veikti taip efektyviai, kaip jeigu raumuo yra atpalaiduotas. Ne veltui moteris eina į saloną ir duria tą boteksą, todėl kitaip su giliom raukšlėm kovoti yra tikrai sudėtinga. Tai va čia yra viskas padaryta logiška. Atpalaiduoja ir dirba, pamažina. Sekantis mūsų kremas, sekantis mūsų ingredientas, tai yra naktinis kremas. Iš daugelis moterų girdžiu, man naktinio kremo nereikia, tegul oda pailsi. Tai va nakties periodo mūsų oda ne tiek ilsisi, kaip jums atrodo, kiek jinai dirba ir atstato tai, ką mes per dieną jai padarėm blogai. Tai naktinio kremo yra vienas iš tokių punktų, tai yra atstatomasis poveikis. Čia yra atskiras šedevras, naktinis kremas, ir apie jį galima kalbėti ilgai. Aš pasistengsiu nenuobodžiai. Tai kas yra pirmiausia? Čia yra hialuroninės sferos. Hialuroninės sferos veikia kaip fileriai. Filerius, nes irgi yra mūsų kaip kosmetologinė medicina žengusi į priekį, filerius galima durti. Su adata, su švirkštu. Faberlikę galima nedurti, galima tepti. Ir mes, aišku, turim, ten nuėjai 2 kartus ir kažkiek pusę metų turi rezultatą. Čia jūs turite tepti, kiek mes kalbėjome su jumis, kursas 45+, tai yra 30, 60 dienų, tai yra netgi ir 2,5 mėnesių, ne 2,5. Bet mes vis tiek turėsim labai gerą rezultatą. Tai čia yra alternatyva, biorevitalizacija ir irgi kovoja su giliom raukšlėm labiau. Aktyvus kompleksas yra Skinflexas čia, gliukonolaktonas, šį aliejus, vitaminas B, vitaminas E ir medulaktono aliejus. Tai vat medulaktono aliejus ir yra viena iš jo funkcijų kaip konservantas. Nes mes kaip ir kalbėjom, visą seriją be parabeno, kaip mes ir norėjom, taip mums ir padarė, nes seniai prašym. Tokias serijas. Dabar medulaktonas taip pat atstato hidrolipidinį balansą ir medulaktonas labai yra artimas mūsų odai. Čia kaip ir jūros mineralai ir oda priima kaip savo ir labai greitai ir gerai įsisavina. Kažkur po 2-3 savaičių, kai jūs pradėsite naudoti visą seriją Platinum, gali būti, kad jūs pradėsit skųsti, kad man šita serija netinka, man pradėjo traukti odą, man pradėjo pleiskanuoti odą. Tai čia yra ne komplikacijas, čia yra valio. Jūsų oda jau pradėjo reaguoti į tos visus ingredientus, prasidėjo atstatomasis procesas ir įsijungia pati oda. Ne tik kremas, bet mūsų oda įsijungia į tą darbą. Tai ką reiškia pleiskanuoja oda? Reiškia, senas sluoksnis jau nusisluoksniuoja ir iš giluminio odos sluoksnis ateina jau naujos ląstelės. Ir senos jau turi būti pašalintos. Tai čia yra valio. Kai nusisluoksnios, jūs matysite labai gerą rezultatą. Dabar, kodėl traukia odą? Todėl, kad visa Platinum serija yra skirta atstatyti kolageno ir elastino sintezę ir palaipsniui, kad mūsų oda pradėtų dirbti tam pačiam režimui, kad pati pradėtų naudoti ir pasileistų tas procesas. Pati oda pradeda gaminti ir hialuroninį rūgštį taip pat, bet ir pradeda kolageną ir elastiną gaminti. O čia, kadangi visi kremai pasižymė to, kad jie yra tokie liftinginiai ir kovoja su giliom raukšlėm, tai procesas tas, kuris iš tikrųjų reikalauja daug drėgmės. Dėl to jums ir traukia odą, todėl kad jums trūksta drėgmės, trūksta statybinių medžiagų. Netgi hialuroninės rūgštys jau yra per mažai, todėl kad tų statybinių medžiagų reikia daugiau.
plytos yra, cemento nėra. Tai vat, to cemento reikia kažkaip ir papildyti. Ką mes galim padaryti, kuom galim papildyti? Tai yra mūsų Prolixir serija. Jeigu jūs atsimenat, ten irgi su hialurono rūgštim, tai reikia paimti serumą, kuris dabar yra su nuostabia akcija, reikia paimti kaukę Prolixiro. Ir taip pat aš labai rekomenduočiau prijungti eksperto serijos kapsulės. Tos, kurios dabar yra minus 45%, kodas yra 1066, 1066, bet padės, čia ir būtų cementas mūsų odai jau. Jeigu mes statom sieną, turim plytas, neturim cementų. Tai va tikrai reikia dar papildomos pagalbos. Ir jūs pamatysite, kad po viso kurso jums bus tikrai labai matomas rezultatas. Ir jeigu susitiksit su kokia draugė, su kuria jūs seniai nesimatot, tai tikrai nustebs. Mes jau tokių rezultatų turim, todėl kad Serio Platinum jau žinot, kad ne naujovė, jau mes naudojame seniai, jau nuo naujųjų metų turim tą. Nuo naujųjų metų jo turim. Tai kad iš tikrųjų, jeigu pradės traukti odą, dedam papildomas priemonės. Sekanti priemonė yra serumas veidui. Serumai čia yra du. Šitoj serijoje yra kapsulėms serumas ir serumas taip kaip kremas. Tarp kitko, noriu jums... Čia paakių kremas dabar pas mane, o reikia... Ai, paakių kremas. Aha, tai serumas. Gerai, galima, serumas nesvarbu. Gerai, eilės tvarka. Nes noriu priminti, kad serumas būtent šitas, serumas jaunystės aktyviklis, nėra savarankiška priemonė. Čia yra priemonė, kurie papildo arba dieninį, arba naktinį kremą, arba kaukę. Ir vis tiek yra tik tai pirmas sluoksnis. Antras sluoksnis mes turim dėti kažkokią antrą priemonę. Dieninį, naktinį kremą arba naktinę kaukę. Nes čia yra stipriausias liftingas, stipriausias odos patempimas, labai gerai moduliuoja veidą, dirba giluminėse odos sluoksnėse. Ir čia yra, kodėl vadinasi serumas? Todėl, kad čia yra padidintas kiekis visų aktyvių ingredientų. Nes visi serumai ir skiriasi nuo visų kremų lygiai taip pat. Todėl, kad ten yra ženkliai didesnis procentas visų aktyvių ingredientų. Tai va čia ir hialurono rūgšties druskų yra padidintas kiekis ir platinos yra irgi didesnis kiekis. Ir kaip ir minėjau, labai gerą sudėtį turi ir kaip savarankiškas produktas nedirba, neveikia. Dabar apie kremą paakiams. Yra nuostabus irgi kremas, kurį mes labai pamėgom, todėl kad iš tikrųjų labai yra apie pakuotę. Kažkoks genijus sukūrė tą pakuotę, ant tiek yra patogi. Ir mes labai džiaugiamės, kad tą Airlais pakuotę mes galim naudoti, nes susinaudoja iki pat dugno ir galima lengvai atsukti ir visus likusius ten lašelius irgi panaudoti, neišmesti. Nereikia krapštyti, nereikia daužyti plaktuko, kaip mūsų merginos darė su Siengara serija. Tam, kad iškrapštyti likučius. Buvo tokių. Tai va, ultraliftingas. Labai stiprus liftingas. Paakių zona mūsų yra pati ploniausia ir yra truputį kitokia negu mūsų viso organizmo, visa mūsų oda. Tai vis tiek ir turi turėti atskirą priemonę, todėl kad ta priemonė yra būtent skirta plonai ir tokiai jautresniai odai. Drėgina labai gerai, mažina smulkės raukšlelės jau, čia yra įeina tie kompleksai, kurie mažina smulkės, nes mes kaip kalbėjome apie dieninį naktinį, tai čia labiau nuo tų gilių raukšlių. Drėgina, taip pat argano aliejus, intensyviai labai atkuria odą ir
kompleksas vitaminas A, vitaminas E įeina, jie irgi veikia kaip ir čia konservantai tuo pačiu. Ir slaido aš jums neskaitysiu, nes jūs visi skaityti mokat, biškį daugiau jums papasakosiu taip. Ir ką noriu priminti, apsauga nuo ultravioletinių spindulių čia įdėta. Neseniai buvau profesionalios kosmetikos seminare, buvo 2 dalių seminaras ir viena dalis viso seminaro mes kalbėjome, lektorė, kosmetologė, daktarė kalbėjo apie fotosenėjimo odos. Aš noriu jums priminti, kad išlindo ta geltona saulė jau. Ir jinai pati yra tokia stipriausia ir daugiausia padaro žalos. Tai aš labai prašau, niekas neišeinam į lauką, į gatvę be apsaugos. Jeigu jūs dar turite jautrią odą, jeigu jums yra kapiliarai arti, yra kuperozė, tai jau reikia dėti maksimalų filtrą, tai yra 50. Arba jeigu jūs būnat laukia tik labai ryte ir jau po darbo vakare, tai užtenka tą 30. Mes galim šiaip nesluoksniuoti kremo, o paprasčiausiai dėti tonalinį kremą, nes mes Faberlice turim nemažai tonalinių kremų, kur yra SPF filtras 30. Tai vat pavasariui rytiniam ryte tą 30 faktiškai užtenka. Tai vat tikrai atkreipkite tai dėmesį, nes sensta oda nuo saulės spindulių labai greitai, atsiranda hiperpigmentacija, sprogsta ir tampa trapus mūsų kapiliarai ir atstatyti tai viskas yra labai sudėtinga, dėl to rekomenduojama nepadaryti odai žalos, o geriau apsaugoti. Tai paakių kremas, kaip mes ir kalbėjom, turi būti, nes čia visai yra kitokia priemonė ir prieinam prie sekančios priemonės. Sekanti priemonė tai yra, gerai, galima. Mano mėgstamiausias kapsulas. Nupirkau 10 pakuočių. Nes 10 pakuočių yra kursas. Ir jūs nepagailėkite savo. Pagaudykite akcijos, nupirkite būtent tiek, nes čia yra kursas. Ir čia, kai praeitam katalogė buvo kaina, tai buvo aplamai net keista, kodėl už tokią sudėtį mes galim taip nedaug mokėti. Dabar apie ampulės, jo. Čia yra alternatyva biorevitalizacijos ir deguoninės mezioterapijos. Biorevitalizacija ir deguoninė mezioterapija, tai čia yra injekcijos po odą. Labai skaudi procedūra, be galo brangi procedūra, jūs net pusę kainos už tas 10 pakuočius nesumokėsit, jeigu nupirksit visą kursą. Ir reiškia, mezioterapija, tai čia yra, kai dūrė kokteilius po odą ir dūrė hialuroninį rūgštį. Čia iš tikrųjų labai tokia sudėtinga, neaiškinsiu, ką tai reiškia, bet tikrai yra visokių nuomonių, kad nereikia to daryti, kad oda paskui dar blogiau jaučiasi, kiti pritarė, nežinau, apie tai nekalbėsim. Tai va, čia yra kapsulės tos alternatyvų. Nuo 30-35 metų mes galim tos kapsulės naudoti ir tinka alergiškai oda, tinka riebiai, mišriai, sausai ir jautriai, ir su kuperozė odai ir neturi visiškai jokio kvapo. Ir serumas taip pat yra labai aktyvus ir geriausias efektas, jeigu mes serumą tepam prieš naktinį kremą, nes naktį mūsų oda odoje veikia atstatomasis procesas ir mūsų oda, kai mes miegam, visos raumenys yra atpalaiduotos ir ramus veidas ir mes tikrai galim išgauti tą geriausią rezultatą. Nes jeigu mes, aišku, iki 2 nakties. Jeigu po 2 nakties pradedam tepti tos ampulės, jau neturėsim to efekto, nors efektas vis tiek bus, nes labai aktyvios priemonės. Tai va, ekspres atstatymas ir intensyvus atstatymas.
Ekspres, tai čia reiškia, kad net po 2-3 ampulių jūs matysite rezultatą. Intensyvus atstatymas, tai reiškia, ten labai daug yra tų aktyvių ingredientų ir mes turim tą ilgą efektą. Jeigu praeinam visą kursą, tai kažkur pusę metų ir daugiau efektas laikysis, nes visa kosmetika Faberlic yra atstatomoji kosmetika, o ne stimuliuojanti. Nes visos tos priemonės yra suderintos taip, kad mūsų oda pradėtų pati jau gaminti to, ką jai trūksta. Tai yra kolageną, elastiną, hialuronų rūgštį ir pradeda dirbti kaip jauna oda, jaunimo režime. Tai biškį apie sudėtį. Aktyvus kompleksas Kinapas. Čia yra Niderlandai. Sukūrė Niderlandai, čia yra peptidinis amino rūgščių kompleksas ir taip pat dalyvavo kūryboje tokia korporacija DSM. Nes, ką aš norėjau to pabrėžti, kad Faberlicas, ne tik Faberlico laboratorija dalyvauja visų tų kremų kūrime. Nes yra tarptautiniai mokslininkai, kurie ir kūrė visos formulės, o Faberlicas naudojasi jų atradimais. Tai vat, korporacija DSM, Niderlandais, čia yra dvi tokias ir sukūrė tokią vat kompleksą, nes atstato hidrolipidinę mantiją, tą balansą, padaro mūsų oda glotnesnė ir storesnė, uplatninė koža. Dirba su kolagenu, dirba su elastinu, atstato imunitetą. Ir mūsų oda jau tampa netokia jautri, jau netokia sausa. Jeigu oda su kupiroze sustiprina kapiliarus ir mūsų kapiliarai jau tampa netokie jautrus ir mes tai matysime labai ryškiai. Taip, dabar kompleksas QB3. Šveicarija. Hialuronų rūgšties druskos įeina. Kaip mes ir kalbėjom, yra skirtingos molekulinės masės ir iš išorės ir iš vidaus sudrėkina mūsų odą. Taip pat šitas QB kompleksas 3 labai gerai veikia kaip daro mūsų odą elastingą ir taip pat kolageną mūsų odoje. Kolagenas skatina kolageno ir elastino sintezę. Toliau, tripeptidas. Irgi Šveicarija sukūrė. Kitaip latiniškai vadinasi TAUT. Tai ir tas kompleksas ir veikia kaip biorevitalizacija, kovoja su giliom raukšlės. Hialuronų rūgštys pagerina QB3 komplekso poveikį ir taip pat yra čia vitaminas B5 ir viskas yra užsilina Novaktemo, tai yra mūsų deguoninė. Pastiprinta mūsų deguoninė ir aš manau, kad bus čia metų produktas, bus geriausias produktas mūsų serijoje, nes čia irgi viskas yra protingai ir sukurta. Vienas kompleksas papildo ir sustiprina kitą kompleksą ir mes tikrai turim tokį gana ryškų rezultatą. Ir apie naktinį kremą, kuris atsirado irgi neseniai, naktinė veido kaukė. Kaip mes pastebėjome, moteris labai neturi laiko padaryti savo tokias kaukės, ten padaryti pirmą peelingą, paskui ten visas užtepti kaukę, paskui palaikyti, nuplauti. Aišku, čia yra labai geras dalykas, bet čia yra skubančių moterims, kurios nori gerai atrodyti, nes dabar madinga yra, kai moteris yra be amžiaus, kai jinai atrodo 10, 15, 20 metų jaunesnė. Tai serijom platinom tikrai tai padės. Ir
kaukę platinam, dedam vietoj naktinio kremo. Ir kaip atsimenam, pirmą mes dedam serumą, kad sustiprinti kaukės poveikį. Ir tik ryte mes tą kaukę nuplaunam su pieneliu ir tada purškinam mūsų vandenuką ir dedam dieninį kremą. Ir naktį jūs tikrai nustebsite to rezultatų, ką naktį padarys jums tą kaukę. Iš tikrųjų labai veiksminga, labai gerai drėgina, labai išlygina spalvą ir užpildo mūsų, išlygina mūsų gilios raukšlės. Tai va, šiek tiek apie tą platinimo informaciją. Pirmas webinaras. Manau, kad kiti webinarai tikiuosi bus geriau. Tai aš jūs sveikinu su atėjusi pavasariu ir noriu priminti, kad pavasarį oda kokia bebūtų, sausa, mišri, riebi, jautri, odos tipai yra 4. Sausa, mišri, riebi ir gerai. Ir žiūrėkit, visos odos tipams būtina apsauga nuo saulės, pirmas dalykas, o antras pavasario metu, nes mūsų oda labai stipriai praranda drėgmę, tai mes turim atkreipti dėmesį į visus drėginamasis kompleksus, į kaukės, į serumus ir visas drėginamas linijas ir tikrai viską plačiai naudoti. Dabar žiūrėkit, yra toksai dar dalykas. Pastebėjote, kad platinum serija ir nėra pigi, bet mes galim surinkti per 1 ar 2 ar 3 katalogus labai gerom kainom. Tai kad atkreipkite dėmesį, rinkinius, pigiau. Tai kad atkreipkite dėmesį, kad šitam katalogė yra viena akcija, tai yra naktinį kremą, pienelį galima nupirkti, naktinę kaukę ir purškiamą vandenį pigiau. Sekančiam katalogį dieninis ir plaučių kremas bus irgi su didelė akcija. Tai kad iš tikrųjų, jeigu jūs norite biškį mažiau sumokėti ir norit sutaupyti, tai galima naudotis akcijos. Nu ir plus VIP klubas, VIPai ir plus Fabrik klubas. Tai kad galim iš tikrųjų labai nebrangiai savo mylimai nupirkti. Dabar kokie būtų klausimai? Galite čia užduoti klausimus. Jo, į čiatą. Parašykite, prašau, čiatą klausimus. Ir ar jums nors kažkas buvo aišku ir įdomu? Nes pirmas webinarus iš tikrųjų vesti nėra lengva, todėl kad nėra auditorijos, aš taip esu nepripratusi ir man yra sudėtinga nematyti veidų ir kalbėti kaip psichas į ekraną. Taip, pasižiūrėsim, va čia yra vienas klausimas buvo. Ar galima pienelį naudoti paakių zoną? Taip, pienelis tinka akims valyti. Galima. Netgi jeigu jūsų priaugintos blakstienos irgi galima paakių zoną. Nenubirės blakstienos. Matau, kad intensyviai sveikina Panevėžys Olga Judeliuk su gimtadieniu, nes taipogi norim Olgą pasveikinti su gimtadieniu. Olę sveikinam. Jo, linkime sėkmės ir sveikatos ir būti tokiai pat gražiai ir nuostabiai, džiuginti mus. Mes porą minučių palauksime jūsų klausimų ir gal kažkokių tai atsiliepimų gal parašykite, ar norėtumėte daugiau panašių seminarų, ar įdomu buvo. Mes tikrai norime padėkoti jums už tai, kad prisijungėte, radote laiko. Pirmas seminaras Jelenai, webinaras toks buvo pakankamai toks sudėtingas plačiai auditorijai, bet manau, kad mes kartosime ir darysime dažniau. Ne tiek sudėtinga plačiai auditorijai, kiek sudėtinga be žmonių. Be žmonių. Gerai, ačiū Jelenai, kad atėjo, nors vienas gyvas žmogus, nes kai sėdė ir kalbėjo ekraną, tai čia, žinokit, reikia priprasti prie to, tikrai nelengva. Nes iš tikrųjų, kai mes repetavom, aš manau, buvo sklandžiau ir gražiau. Taip, ženklis. Bet kitą kartą, aš manau, mes prisijungsim, dar kartą papasakosime apie kitas linijas, ne? Apie kažkokią kitą kosmetiką. Aš norėčiau apie pavasario priežiūrą odos, nes tikrai yra daug ypatumų ir daug visokių yra tokios nežinomos ir slaptos informacijos.
Ir aišku, jūs galbūt apie tai domitės, tai žinot, bet žinokit, rusų kalboje tikrai labai be galo yra daug medžiagos ir aš tikrai galėčiau tą kaip ir informaciją paruošti, o gal kažkas iš tikrų lietuvių norėtų pakalbėti ir pravesti. Tai jūs būtinai Jelenai parašykite, nes webinarai matomai reikalingi ir reikia vesti kokybiškai. Nes rusų kalba aš pravesiu ženkliai lengviau, nes jūs turbūt tai jaučiat. Tai visiems, aišku, labai dėkoju už kantrybę, už tai, kad prisijungėt. Labai smagus kremas, gaila, kad negalima naudoti pastoviai. Kurį būtent kremą? Jeigu tai yra dieninis kremas, aš manau, kad jį galima naudoti pastoviai. Žiūrint, kiek jums metų. Jeigu jums 35, vis dėlto čia yra kursas. Jeigu jums yra 50, ten, sakim, 8-9 metai arba 60 plus, tai jūs galite ir ilgiau naudoti. Bet žiūrėkit, serija, ačiū už klausimą, labai didelis ačiū. Aš tai turėjau pasakyti per webinarą, kažkaip išgaravo iš galvos. Nes mūsų visi kremai turi skirtingą visiškai poveikį. Nes platinum yra nuo gilių raukšlių, bet mes turim ir su smulkiom kovoti. Ir yra visokių kitų užduočių, kurių mes turim atlikti mūsų odoje. Ta prasme, kad mes turim atstatyti daug ką. Dėl to reikia keisti, dėl tų jų yra daug. Ir jūs tikrai matysite ženkliai geresnį rezultatą, jeigu jūs keisit liniją nuo linijos. Ir jeigu jūs mokėsite protingai ir logiškai parinkti produktus, ta prasme, kokią seriją papildo kurią. Nes dabar kiekviena oda skirtingai, tai kad to recepto pasakyti yra sudėtinga. Moteris parašė, kad 56. 56, tai ne, vis tiek protingai yra pakeisti, nes jūs naudojat kokias 2-3 mėnesius, paskui jūs paimat kitą seriją. Galbūt vasarai kokia lengvesnė. Jo, tarkim, proliksyrą, tarkim, Garderiką mūsų labai nuostabią ląstelinę kosmetiką. Ir tikrai čia bus labai veiksmingiau bus negu viena serija ištisai. Ir dėl to čia ir sukurta daug linijų, todėl kad viena linija, jos visos yra skirtingos. Visų mūsų linijų, visų anti-age priemonių yra skirtingas poveikis. Proliksyras, renovažas, Garderika, platinumas. Platina, iš tikrųjų platina. Tai būtent tokios informacijos tinkamai iš... Ir Airstream irgi yra visiškai kitokia. Ir etnobotanika yra dar kitokia. Ir verbena dar yra kitokia. Ekspertas dar yra kitoks. Ir visų poveikis yra skirtingas. Dėl to kaitelioti yra protingas. Ačiū labai, merginos, už tai, kad prisijungėte. Mes linkime jums nuostabiai gražios dienos. Ji tokia ir yra. Per kitą seminarą, kai darysime, tikrai aktyviai kviečiame jūs prisijungti, palaikyti mus, paklausyti įdomios, naudingos informacijos. Aš Jelenai padėsiu. Sėkmės, ačiū už visą. Gal ir ne Jelenai. Jeigu tik tais, kas jo nori pasidalinti savo naudingą informaciją, tikrai kviečiame pravesti seminarą, tuo labiau turime tikrai puikių direktorių ir žinovių šios kosmetikos, tai tikrai laukiame, esame atviri jūsų pasiūlymams. Visą